Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, su jumis sveikinasi Snukis ir Habibų šeimyna. Habibi! Hello, Habibi. Hala, Habibi. Laužė ir tarė mokiniams tarda. Oi, ne prie šito, atsiprašau. Čia maistas benešant atšalą. This is what? Buffalo milk. Buffalo milk. Čia kaip ožio pienas, taip? على أولها. O, Habibi. You're welcome. Batus nusėmam. شكرا شكرا Šukran. شكرا. Savininkas. Taip. Yeah. This one. O, The same. Exactly the same. Tokie 10 metų atgal. Kokios naujienas? أهلا وسهلا. Kas? Pagavo kažką girtą už arklio. هذا جون بقلاوس. جانب وياهم واحدة من لبنان بس حلوة. قلت لها تعرف شوي عربي تدرين هم 12 واحد وهي عمار. Nu, tai ženysės už irakiečių. Dar pagalvosiu, biškiai. Biškai pamastykiu, bet žmogus, žinok, nelauks ilgai, žinok. Jisai čia atvarė su konkrečiu klasiu. O, kai mano senelis, su pirštu rodo irgi vis. Va, Antanas taip rodo su pirštu visada. Su pirštu komandavoje prie stalo. Taip. He was wondering, are you also doing same this in your home? But we don't sit on the ground, you know? Yeah. Vėliuksiukai. يا أهلا وسهلا هلا بكم هلا 100. Aš nieko nedarau ir niekada nedarysiu. Kaip pasakė, vyras. Mane šitie vyrai klausė, iš kur pas tai internetas visada. Visi klausė, tie klausė. Dabar visi diskutuoja, galva, kaip pas mane veikia, iš kur. Va. Aš jam tą noriu ir paaiškinti, kad net ir šitoj vietoj veikia užsakytas Seili planas Irake. Tiesą sakant, netgi geriau veikia negu mūsų bičių internetas. O... Baikit šlapintis mano video. O dabar truputėlį palyginkime. Kai atvykau į Iraką, tinklas rašo. Mobilus internetas, megabaitas 59 centai. Labai brangus jau bus. Į bankrotą išeisit, o Seilį instaliuoti labai paprasta ir galite naudotis bet kur. Ir šiaip geros kainytės vaikšto planų. Prasitestuokit. Eikit iš mano video. Seilį veikia taip, kad nusipirki planą arba būdamas namuose, arba pavyzdžiui jau čia atvykęs, pasijungi Wi-Fi, nusipirki planą, pasijungi labai lengvai ir po to internetu gali naudotis bet kur. Taip? Yeah. Nuolaidos kodas Provaltūras gausite 15% nuolaidą, kurią ir pats pasinaudojau, tarp kitko. Vyrai mato, kad aš nemeluoju, taip? Kas miestelį per naujienos? O, Jasiras. Atvežėm svogūnų, morko, apelsinų. Kažkodėl galvoju, kad pakėlus tas daržovės automatų krūvą visokių tais. Daržovių klientūra. Paskutinė galimybė nusipirkti bulvių, burokų, svogūnų. Išvažiuojame už 5 minučių. Prakišam labiausiai supuvusias daržovės iki nevykėliai. Pirmas planas. Šiandien varyt pasiplaukiot su valtele. Vėl batus nusimt? So, which place to... Kaip šalta čia! Vėjas pučia, 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 neša ašaras labai toli. Nori apie savo meilę verkti, nors ir ašarų jau neturi. Nori tu mane arčiau turėti, nepaleisti niekur niekada. Dieną naktį manimi žavėtis ir laikyti savo širdyje. Ir laikyti savo širdyje. Čia vienintelė ir gyveno turbūt, ne?
Čia gyvena žmogeliukai, žodžiu, vienur ir kitur. Gyvendavo žymiai daugiau ankstėliau. Grįžtame į uostą. Nu, pažiūrim parkavimo įgūdžius. Bam! Double size. Dar atėjome vieną krepšį, dar vieną pintinę. Šiaip tu už kriauklės laukia 100 balų. Geriausias sprendimas visur, prieš bet kurį einant. Vaikštava domisi. Kaip šitas Sneipas iš Harry Potterio. Žinai, mokytojai tie. Koridoriais, kur vaikšta. O, chicken. Pagavo vagį. Ant akumo pajungtas garsiakalbis. Wow! Tai čia niekada nesibaigs tas rėkimas. O, prašau. Už vieną pinigą, už 1005 granatus gavai. 5 granatos 7 centų euro. Oho. Ką čia rodyt, po tą ranką reiks. Ne, nu tai tu parodyk tu gal. Žiūrėk, kokie dydžiai. Tai čia viena iš... Mažesnis. Žagis, kiek Lietuvoje išgėna mokėti? Euro, ką žinau, nežinau, daugiau gal. Tu gal daugiau, pažiūrėk, kokio dydžio. Geras, tai reiškia tam per garsiakalbius sako, kas kiek kainuoja tam, kad žmonės neklausinėtų kainų. Ten tipo pomidorai ten tiek, agurkai tiek. Ir tada jiem kalbėti nereikia, paleidžiant viso garso. Ir per tą garsą nesusikalbėsi šiaip jau net. Šiaip tai grįžti namo jaučiausis va tokios kiekvieną dieną. They said banana 2000, pomegranate 2000, apple 2000, orange 2000, chicken maybe 1 million. Oh, look this. Kas čia nutiko? What? What's on fire? Oh. It's rubbish. Just, oh. Lietuva čia būtų ekologinė katastrofa, čia tiesiog eilinė diena. Sustojom liaudiškai tariant, kaip anksčiau sakydavo, nusišvilpt. Jeigu nežinot, tai čia reiškia nusimyšti, tai yra primyšti ant dangčio, jeigu taip tiksliau. O čia vat populiariausi vat tokie vat vandenukai. Šiaip ir šnapsiukas būtų visai populiarus. Tarp kitko, čia šnapsiuko beveik nėra. Tiksliau yra, sakė Bagdade gal tik tai, ir alkoholio parduotuvę gali atidaryti tik tai žmonės, kurie nėra musulmonai. Reiškia kito tikėjimo, tai kito tikėjimo žmogus gali atsidaryti alkoholio parduotuvę, o nusipirkti, sakė, gali bet kas. Bet turbūt nėra tokių daug, galima bus pačekinti. Grįžtų prie vandens. Neįdomu tas vanduo iš viso apie šnapsą, įdomiau kalbėjo. Tai klausimas dabar jums, jeigu Lietuvoje dabar uždraudžia šnapselį, ką veiktumėt savaitgalio vakarais? Daugiausiai laikos rinkęs komentaras, laimės pravaltūro marškinėlis. Čia tai konkursas. I'll take picture. Nu, slepiamės. Plaukus slepiam. Look, slapping. Plaukus slepiam. Slapping. Diska slapping. Slappem. Yeah. Diska slapping. Ne disco, viska. Disco. Disc is like discus. But tell me, why they don't drive? Everybody don't drive normally. If there is like 2 lanes, why they go 4 cars? I think, in my opinion, because these kind of people not human. They are some of animals. Okay, nice driver. Look at this. Look, it's good car. Oh, nice.
Now I think Please do not push me. I will make a big accident. I think you're driving like, if not us, you were driving like this. Yeah. Yes? I will drive Yeah. crazy. Mūsų ant batų neužvažiavo. Gerai, žiūrim, kaip yra linijos, kaip kas važiuoja. Linijos ir dingo tuo pat metu. Do they have driver license or just they? Yeah, you should have. Yeah, should have. Look. This. Yeah. Oh. Kaip tas buvo? Sifon į baradą. Jau ir raudonas, ir žalias, ir geltonas. Simbolika. Sigai gauna 3 lovas. Tai gal vairuotoją pasikeičiam. Kas už lango? Kilimas, kokio atreiktų tokio raudono kilimo man. Lango kaip ir žiūrėte. Nėra? Ta frasle nėra lango. Įdomiai šias taip, viešbutai. Sugriausi pastatą. Ramiau. Pavojus pastatui. Neatsidaro, žodžiu, nei lango nėra, nei langas atsidaro. O, Sigutė pasikūrus šiandien. Na, važiuok, koks kilimas. Na, žiūrovams būtų įdomu pamatyti jūsų tulžį. Nu, tai aišku, tai jau šikmėdė, aš pati turiu kilimus ir juos irbiu, kad žmogui būtų malonu. Aš mėgstu vaikščiot basomis, čia reikia su kaliošais. Aš pat reikės ar ir pypint šitą video. Tai visgi reikia pakeisti kambarį. Ne, bus tas pats kitur, ne? Netiko mums, taip? Išmušė saugiklius. 2 kartus jie išmušė. Bet gerai, kad ne lifte, blema, būtume prisišykę. Ką tik lifte buvom. 30 sekundžių būtų jau kakų kelnėse. Lifte. Taip tik tai apsunkintume išgyvenimą lifte. Jezu, koks pilvas iš gero gyvenimo, Sigiai, tikrai. Ką manai? Taip. Atrodo, kad miestas. Wait, what? Television or what? No, this for AC for Oh. all the building. Because I do the business for electronics since 1991. Taip, čia yra Nadžaf miestas, 1,4 milijono gyventojų gyvena šitą miestelyje. Šiuo metu esame viešbutyje, kuris nepatinka šiai poniai. Nes biškė apsileidęs jisai yra. Koks viešbutis čia? Sutrių viešbutis. Va, tai tas tokia nuotaika šiandien keliaujame. Nadžaf miestas, panorama. Iškvietė siurblį, mama. Ai, dabar eina siurblys. Čia sukvietė į brigadas jau. Kas siurbtų tik tai vis. Iškvietė specialistus. Sprendimas eiti į kitą kambarį be kilimo. Čia visus specialistus iškvietimo. Nu, čia užkūriai. Visą viešbutį sutvarkys. Krepšinis. Mama, pradėjo dirbti visi kaip. Ponas siurblys išeina, man atrodo, eina į kitus kambarius. Mama kaip Žilvinas Grigaitis švaros misija. Žiūrėk, ir kvepia viskas. Kvepia ir išplaukia, Va. viskas. Va dabar jau jo. Now I wanna take my shoes off. Yeah. Viskas, aš noriu pailsėti. Nenešti purvo į namus. Viskas, mes turim toliau dirbti. Four Seasons kažkur girdėtas, ne? Ką turim iš retro automobilio? Tai čia Zapukas. Chevroletas. Mersas. Čia irgi Chevrolet. Geras. Cool tokios mašinas, tik tai flat tire. Graži vieta. Sakėm, Four Seasons neateina, tai patys pasivadinkim ir viskas. Galvau, žiurkėnas bėga ten viduje. Prašom. O, dingo elektra ir čia. It's heaven everywhere in Iraq. Yeah? Why? Do not be surprised. 5-star places or 2-star, it's same. Electricity. It will appear or no? It's welcome. Yeah. O, taip gražiai restorane sėdėjom, bet ir baigėsi. O, Nespėjom pabėgti. Taip. Nebuvom valgę, tai... čia meniu visi tik tai vietinė kalba.
Arabų nėra angliškų. Angliškų meniu visai. Reikia verstis arba tiesiog... Turėti gidą. Turėti gidą. Ar neturėjom mes tokios namuose kažkada? Panašiai turėjom. Jeigu neturėjom, turėsim. Kai šviesa dings. Kai šviesa dings. Gerai, pradžia nebloga. Čia. Okay. Dar įpakuotas bulkutės ant viršaus. Sprendimas užmesti fasuotą bandelę. Mūsų šitą puota kainavo 40 €. Šiaip kaip super islamiškoje šalyje, tai Merry Christmas atrodo. Įdomokai. Okay. Turim. Gera būdelė policininko reiškės, kepurė, marškiniai šlipsas. Chatos be langų, tai yra kažkas siaubo. Bet dar vienas linksmesnis, jau iš linksmesnių skirelio. Tapkės Naikas ir kita. Vieno padas toks, kito toks. Einam pusryčiau. Pusryčiai skurdoki, nėra ką rodyt. Ugor. Ar tik čia ne? Nu gal ne. Kanjonas didysis čia vagys. Mes iš to lifto išeisim kažkada ar ne? Kas čia per garsai, ja? Galiausiai užstrigom, ne? Vai, darai dabar. Vakar sakėm, užstrigsim ir užstrigom. Toks tai. Kaip jausmas. Tai čia priklausomai nuo to, kada ateis pagalba. Tai nušyktin. Strigom lifte, ką tik. Bet iš karto to prasideda. Tai čia oro trūks. Bet geras emergency, ne? Toks skambutėlis. Atrodo, kai skambindami į pašto dėžutę. And you can get on. Come on, man. Woo! That was crazy. We're just stuck in the elevator. That's fun. No problem. Fainas orealis čia Nadžafo mieste, kaip suprant. Vėl vaikšto vyrukai. Kas čia per dėdis? Gerai, važiuojam apžiūrėti dar vienų lankytinų objektų. Ar tu pasiruošus šiandien? Kaip ir kiekvieną rytmetį padarau stakaną vaderos ir pradedu dieną. Šiandien Nadžafo mieste mes keliausime į didžiausias pasaulio kapines, taip pat į keletą šventyklų, apsuksime ratus kvadratus ir va tokia bus mūsų šiandienos dienelė. Why is this really such a big connection topic for Sean? Taip, tai čia yra tos kapinaitės, švelniai tariant. Tarp kitko buvo per kas ir kodėl klausimas didžiausias kapinės. Ir aš žinojau atsakymą, gerbimieji televizijos žiūrovai. Tai yra Irakas ir tai yra kur? Tai yra čia. Miestų pavadinimus tai. Nadžafas, Nadžaf. Oi. Ką čia Sigiu užsiminėjai dabar? Čia tas, kur žaidė už Iraną. Irakietis už Iraną žaidė. Hadadis ten. Ok? Sukasi ratelis, sukasi pasaulis, sukasi ratelis, sukasi pasaulis, sukasi galitalis, bumt visi ant žemės. Itališkai padainuokim. Giro, giro tondo, gira tutto il mondo, giro, giro tondo, gira tutto il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Čia žmogų neš? Crazy, ką? Su adialais ant viršus.
Kažkaip nelabai seksi, ne? Jo, pagreitinta ir nelabai jauku. Tarp kitko, karstelį įdėjo čia kaip oro uoste į tą patikrą. Jisai dabar čia išvažiuoti turi. Čia yra neįtikėtina, jūs juokaujat. Tipo rengenas, ne? Atidaro dar. Kai žiauru. Tada iš ten. Wow. Prie Sigutės atėjo inspektorius. Sako, kur tavo hijabas? Nadžafe. Na, ką to atneš? Na. Dorovės policija toj susems. Toj. Čia, man atrodo, labiau reklama, kas gali padėti jums išvežti, nuvežti, parvežti. O, automatas. Automatas ir donelė. Jis dar parodė kaip numerė nuo headshoto. Amerikiečiai sakė, čia numetė bambioškį. Jo, bet sakau, čia slėpėsi gal kažkas, turbūt atsitiktinai tiesiog gavo ir tiek. Pernai spalį čia sugavo vieną iš ISIS tų lyderių, bet kaip kalbėjom, tai sakė, tų lyderių čia belekiek, jeigu ne vienas, tai kitas. O šiaip Irake ISIS nemėgsta, tai yra tipo religiniai radikalai iš esmės, kurie ten, šiaip jų ten tikslas, ką nors vis pridaryt blogo, tai sakė, Irake jų labai nemėgsta, o jie čia slepiasi ten ir tiek ir Afganistane, tiek Irake, Sirijoje, taip toliau, tai ir jie bando čia valdžią paimti. Čia Irake buvo gal 2017 lygtais tokia visai situacija, kai jie labai didelę teritoriją buvo užėmę, šitie ISIS kovotojai. Bet juos, žodžiu, juos čia sugaudė ten. Tai irakiečiai nemėgsta ISIS, nes jie tiesiog yra teroristai. Taip, tai tolumoje galite matyti retąjį tupiką. Jisai beveik visą dieną tupi ir tupi. Tuo išsiskirtinis ir tik tais Irake ir Panevėžyje. Tai čia, kaip ir minėjome, jau turbūt ankstesniuosiuose savo reportažuose, čia yra didžiausios pasaulyje kapinės Irakas, Nadžafo miestas. Jos tokios didelės, kad suprasti jų dydį reikia parūkyti iš esmės, būdamas 15. Va dabar įsivaizduok babą palaidotą ten. Tu kiek eisi? Turi paskirti dieną. Iš darbo turi išeiti. So Najaf was bombed by Americans? Yeah. Yeah? Why? It was fighting because there is many of people of followers of Muqtada Sadr, which is always renovation against US and call them and fighting against them, and they don't want them stay here. But it's not ISIS. No, not ISIS. Because just ISIS, against Americans. Yeah, just against Americans. Okay. Jėzus Marija, galvau, Radžis numirė. Eikime toliau. Gal šitas atvejis tik tai kiek išskirtinis. Čia iš tikrųjų amerikiečiai bombardavo kovotojus, kuriem nepatiko, kad čia yra amerikiečiai. Irake įsikūrė, žodžiu, ir tai nebuvo ISIS, tai buvo tiesiog tie, kurie prieš amerikiečius, kad jie čia greičiau iš čia išvažiuotų. Koks mielas. Aš turiu bachūrą, kuris kvepia braškėm. Wow! Nemokamas vaistelis. One of them called to provide the visitor. Yeah, the poor people, they provide them with food. Musė maišė, uodas vandens nešė. Nu, toliau siauti, labai geras. Taip, drabuželis. Užsidėjai tą gumą, kur tam nuš? Čia kažkur. Jo. Ten aprengė mane. Nu, gerai. Tai atėjom į šventąją vietelę, kur visi meldžiasi, suprantat. Vėlgi daug patikrų.
Gidas sakė, kad čia yra puikios vietos ISIS visiems kovotojams irgi čia tai slėptis, tai kažką prisigalvoti, tai kažką nuveikti ir taip toliau. Tai vėlgi patikros, rimtos patikros į tokias vietas, kur daugiau žmonių renkasi. Tai kažkur yra tarp mūsų blogiečiai. Galite matyti toliau ekskursiją. Grifo gūžta šiuo metu keliauja Irake. Ai, Habiba, bibi, habibi, bibi. Čia mama, man atrodo, bus vėl mes išsiskyrėm Lost Pilgrims. Pilantis grimai, supranti. Vėl nusim batukus su koinytėm. Skizmuzi. Šiaip geras pointas užsidėti oranžinę kepurę. They believe when they pray here, God will accept what they pray and they will provide them what they ask for. Klaidžia žmogelis. Aš va taip jos ieškojau, va tegu dabar žinosi. Pasisuk, pažiūrėk. O rūpestis veidė. Mes labai meldėmės. Meldėmės labai. Jo. Primeldėm, kad batus reiktų pasimti. To ateinam. Labas rytas. Į Tūliką važiuojam su elevatoriumi. Tarp kitko, irakiečiai pamyžę, visi be išimties nusiplauna rankas. 100% plovimas. Ką galiu pasakyti, tokia privilegija nusiplauti rankas po myžimo. Lietuvis galbūt kas antras geriausiu atveju. Dar Lietuva labai mėgsta nenuleisti savo myžalo. Tai va, tokie pastebėjimai lietuviškų ir irakietiškų šikanų. Wow! Oh, wow! Kokį? Sakyk. Nu gerai, kaip čia pasakyti greitį. Tulikėlis įeinu, iš vidaus neužsidaro. Moteris ten, kuri dirba, sako, tipo, iš išorės mane uždarys. Uždarė ir užmiršo. Nu, paskui. Kaip šiai gelbėkit? Galiausiai kita išleido. Tai laukiai, užtrukai. Pantera. Nuostabios vietos čia iš tikrųjų. Pavyzdžiui, pritiesta daug kilimų. Visi ateina, paguli, Aš čia kiekvieną mielą dieną miegočiau po valandą. Eičiau specialiai pamiegos. Berniukų boy bandas, supranti. Vienas kaip Freddis Mercury's atrodo. Ai, visi bendrai atrodo kaip Freddis. Gerai, sustojam pragauti. Šitą? This one? Kokonukai. Saldumynas tai išdaužė. Ta prasme, tai yra cukraus tona. Manau, palengvėtų, jeigu jisai išliptų, ar ne? Užsidėk, sako, labai pyksta moteris. Ja, užsidėk, rėkia visi ant tavęs, matai? Net perėjo per gatvę. Tai užsidėk vis tiek. Moteriškė ką tik pribėgusi, davė pilos. Hijab, sakė, hijab užsidėk. Ką, moteriškė pabučiavo šiandien tave? Jo, moteris. Kaip darė? Bet paliečia ar nepaliečia? Taip, žinai, teko. Okei. Tai čia reiškia pasilaižai. Va. Čia grinai aš būčiau. Va. Tiesiog krenti ir miegi. Manėjot į mokyklą, dabar čia turit mokytis. Taip. And I'd like to talk to you a little bit about erotic massage. Galime pereiti prie maigymo. Taip, jisai yra vienas giliausių būdų. Nereikėtų iš karto imtis stipraus sugrįbimo. Sakau, kodėl žmonės nespoksa į mane? Tai sako, atrodo kaip iš Libano. Sakėm, kramtuškės kaip Amerikoje. Tu pažiūrėk, ką parašyta. Special mint. Aš tai norėčiau visai. Special mint. Bet jis nori valgyti.
Tai valgyk special mint. Čia visą dieną tai nuo tokio triukšmo su galva va tokia turėtum išeiti. Ir jeigu taip kiekvieną dieną, ta prasme, kaip jie taip garsiai. Mes kaip kokiam paslapčių kambarį su žibintu turim žiūrėti. Maistanis vėl dingo elektra. Haris Poteris ir dingusi elektra. Net nematysim ką valgom. Sėdėjom tamsoj. Vis 10 minučių, padarys 10 minučių prasidėjom. Praktiškai nieko negavom ir tenka išeiti. Va, atėjom į vietinę chalupkę, va čia jau tada bus linksmiau. O, ir duonytę pagaliau. Nukelsim ir bus magiškų šašlyčiokų. 1, 2, 3. O, va! O! Surukau cigaretę ir kvėpuoju vos. Bandom įsiaiškinti, kiek čia yra. 24 27 Labas rytas, nuėjau miegoti su šlapia galva. Noriu priminti dar kartelį, kad 2 dienas gyvenom be lango. Čia nėra naktis, čia nėra lango. Oho. Bet šiltai. Kerpti avį reikia jau. Čia praeitą kartą buvom užstrigę lifte. Sakau, tipo, užstrigom lifte. Oh, it's okay, no problem. Ką reiškia no problem? Sėdi lifte užstrigęs 5 aukšte tarp 5 ir 4. No, it's okay, it's okay. Svarbiausia, jie pizzas daro ant tos afganistanietiškos, tos duonos. Tas čia ilga tokia yra. Dėkitės. Bet čia daug tų pizzų, šiandien pizzų diena. Kaip jūs manote, mėly laido riteriai, ar skanus maistas? O šitas. Čia yra negyvų viščiukų, prikimšti negyvi viščiukai. Čia yra zuikio spirai, čia yra dramblio kakas ir be abejo makaroninis sūris. Makaroninis bibis, taip pasakysiu. Kažkaip labai sunku įsirinkti tą maistą, nėra jau toks labai superinis, tai čia vis taip vaikštau, ratu žiūriu, vaikštau. Galvoju, negi aš čia taip vienas taip vaikštau ir nenusprendžiau. Kažkada atsimenu į Irane buvom 2009 metais ir aš pirmą kartą pamačiau šitie tai būdavo 6 vidurinėje ir visose kitose mokyklose, bet šlangą, kur subiniai plaut. Tai juoko buvo. Mes ten ir laistėm, ir gėlės palaistėm, žodžiu, ir vos nemaudėmės su tą šlangą. Buvom debilai, tokie, kokie dabar ir esam. Nebevalgykime. Jau stok. Kur kamuolys? Šiaip gerą sporto šaką atrado ką tik. Fulė su dviračiu. Nafik išvaikė visus su lazda. Dinkit iš čia visi. Studentija visą išvarė. Vaikai iš Amerikos viešbučių. Žinok, iš karto tampi baba. Apie muzikėlę, tai jokios čia vakarietiškos muzikos, kaip ir Irane buvo. Iš esmės jinai buvo uždrausta, čia sako, kad ir viskas ok, bet tipo niekas neklauso. Žodžiu, niekas neklauso, tai vakarietiškos muzikos negroja per radijus, ne per televizijas jokias, taip toliau. Sakiau, ar yra kinas? Sakė, yra kinoteatras. Kinoteatras egzistuoja tipo ir tipo rodo užsienietiškus filmus. Bowlingo, sakė, neturi. Jokių tuselių per daug nėra, nes nėra diskanų. Tai va toks gyvenimėlis, kaip leidžia laiką, sėdi kavinėse, rūko kaljaną. Va. Pasverti pomidorai teisingai, bulkos bulkelės, baronkos baronkelės. Oi, sorry. Taigi, čia vaikšto po Karbala miestą. Jo, Karbala? Yes, Karbala. Holy City, dar vienas šventas miestas. Čia yra tik šventi miestai.
Žodžiu, kiekvienam mieste kažkas buvo iš šventųjų nužudytas, pristatyta mečečių, kurias reikia visas aplankyti. Šiaip čia tokia iš vis piligriminė kelionė iš esmės. Mes kiekvieną kartą turim eiti aplankyti mečetę, sakau, kur kažkas buvo nužudytas. Tarp kitko, kaip čia nužudo, tai peiliu į nugarą. Klasikinė situacija iš tikrųjų, man atrodo, pats ir posakis, duris peiliu į nugarą, reiškia šitą kaip... Kai tave išduoda, kai tave palieka. Čia net nejuokinga. Skaudžius dalykus pasakojus. Kas nori bananą? Čia visi bananus valgo. Nereiktų rūpročiai, tai viskas per garsiai. Šiam bananų diena. Again, it's free, yeah? They give free bananas? Yeah, free bananas. Oh, okay. Dėl to man galvas skaudėjo, visi rėkė tokie aparatai. Šiandien bananų diena, visiems duoda nemokamų bananų. Buvo prieš tai sriubytė kažkokia, dar prieš tai kažkas košytė. Svorį mesk. Tai duoda vis pavalgyt. O šiaip tai būna vaikai kabinasi, nori ten pinigėlio ar kažko, bet taktika yra įsikabinti į alkūnę. Ir bučiuoti tą alkūnę ir eiti iš paskos ir kaulyti kažko. Daugiau bananų negausi. Štai taip. Sakė, čia daug atvažiuoja iš tas šventas vietas pakistaniečių, iraniečių. Jiem visą nekainuoja autobusas, praktiškai irgi labai papigiai, nieko nekainuoja. Va, maisto galima gauti ant gatvės. Dar ir gauna kažkokią nakvynę. Nu, žodžiu, kelionėlė tokia pasidaro visai pigi ir dėl to jie čia visi važiuoja. Kitas šventas vietas. Koks kebabas! Wow! Tu juokauji! Šitai be... O! Nuo laiptų toliau. Ai, ne. Jau galvoju, niekas gyvenime nestebina, bet jeigu jau tokius puodus dedam į mašiną, kur į furytę telpa 3, tai žiūrėk, apie kokius mes kebabus dabar mes kalbam, ką? Ujo, ką? Kiek čia laiko keps? Čia dabar ateinam kaip į areną, koliziejų. Bet šiaip principas toks, kad praeini apsaugą, tada eini tokia ilga gatve, ten pardavinėja, kažką maitina ir taip toliau, kol galiausiai prieini prie šventyklos, prie mečetės. Tai va taip viskas vyksta realiai visose miestuose labai panašiai. Čia man labai primena kokią piligriminę kelionę. Mes kiekvieną dieną lankom šitas šventyklas, žinau kaip bus, vėl praeisim apsaugą, vėl ten visi meldžiasi, tada nueinam į patį vidurį, jie už tos tvorelės ten ją bučiuoja ir laiko. Nu ir taip toliau, ir tada ieško mamos, kurį laiką pradingus būna ten. Ir labiau įsijaučia tą dvasią visą, supranti. Ir čia yra eilinė diena, tiesiog paprasta diena, kur žmonės ateina. Tokia pati diena bus ir rytoj, ir poryt, ir visada. Čia Muhamedo anūko mečetė, čia Muhamedo brolio mečetė. Ką, mergos, kur varom? Ei! Kur varom, čika? Čia atrodo taip kietai, kad dar ir metro stotelė pačioj šventykloj. Čia moteros sekcija. This looks like a metro stop, you know? You go underground. Jie liečia tą, kad turėtų energijos, dvasinės energijos. Tarp kitko, visi stumdosi kaip autobusų stoteliai. Apsiverkė. Very serious. Taigi mamos verdiktas yra daug... Na, paskutinis šrain mano kažkuriame darbe, kol aš atsigausiu. Yay!
Tu juokauji. Dar vienas kepybės čia daromas. Košeliukės. Košeliukė? Oh, thank you. Thank you, dear. Nok visai neblogas. Visai skanus, ne? Ir arbatėlės, ir vandens, ir tokio įvairių patiekaliukų buvo, ir bananų. It's not like this, if you ate one, can you take another one? You can take as much as possible. Lietuvoj būtų po vieną tik tai, jau gavai, eik po vieną. Tai vyrai pluša ir toliau maitina realiai visus. Gali ateiti kas nori, valgyti kiek nori. Krapuvą pripjaustę. Ir čia nesakys, kad vieną jau gavai, daugiau negali valgyti. Kiek nori vandensim, kiek nori valgyti. Kaip sakoma, iki apsišykimo iš esmės. Bet kaip pamaitinti tokias mases, neįsivaizduoju. Bet geras sustojimas čia buvo. Lesge berib dinar, halaka berib dinar, kebab berib dinar, avaks berib dinar, šahinė gerib. Dar vienas free stuff. Statulytės. YouTube Tapkės. Neleidžiu iš mašinos išlipti, nes karinė kokia tai teritorija, suprantu. Čia buvo viena iš labiausiai rekomenduotinų gatvių, ne kur ateit. Mes ją neatėjom. Važiuok tešliau. Neaiškink, tešliau. Tu svajoj gyventi Bagdade. Tada! Pagaliau nereik rengtis, ne? Laisvė! Visas vaikšto po Bagdadą. Einam dabar pažiūrėti. Cip, cip, cipu! Praleidom ryto metą, kada Bagdadas būna pilnas ir gatvė yra Sheet Street, vyksta turgus, prekyba. O dabar atvažiavom, viskas baigėsi. Pamatėm vištas ir einam vištų pažiūrėti. Dabar atvarėm pažiūrėti, kas beliko. Turėjom atvaryti į populiariausią gatvę ir nenuvažiavom. Mes išnaudojom gatvę ant tų atrakcionų lėvų. Kur buvęs, kur nebuvęs, prie Cipciukų. Katiniuzas. Kur eini? A? A? Kodėl jūs tai tokį mažą narvelį uždarė? Ką? Labas, ančiuviai. Kelkite, sako. Dirbam, žmonės atėjo. O, kai šukosime. Wow, wow. Kokie kačiukai gražus. Oi, tu storas rainys. Aišku, prie balandžių. Kis čia per baltas katiniuzas. Oi, koks liūdnas kačiukas. Ir prie boso. Balandžiam tai biškis stresas, o ne kai šitas guli. O žiūrėkit, va, gyvena balandžiai, prisišykia, o katiniukai, va, gražiai. Katinė kokia gražiai, gal mavytė čia odegytė, tų klapstų. O, į laisvę, bėkit į laisvę. Sveiki, cipai. Veikia susirinkimas. Kiek daug. Grigaičio balandžiai, Tomo Grigaičio balandžiai. Dar tave tokį čia įkišo. Veini relax. Atsidūrėm fantastiškam paukščių pasaulyje. Įvairiausiai paukštukai Bagdade pardavinėjami nuo povų. Ką ta prižiūrėtas? Ožys. Klausyk, ožį niekam nepasakoj, gerai? Tai įvairiausi paukščiai, kanarėlės, papugėlės, balandžiai, vištos, viščiukai, gaidžiai. Ten ar tik ne povas buvo. Ir taip toliau, įvairiausių paukštukų galima nusipirkti. Gerai, važiai varot iš parduotuvės, nieko neperkat. Eikit iš čia.
Oh, yeah. Sudėjai cheminį. O tu pamiršai? Hoho. Yeah. Čia tokie 80-ųjų Amerikos grupė. Aha. Dainuok. Labas, ciuci! Ciucis, ciuciuka. Kaip tau tiek paukščių aplinkui? O, sveikas, Bobby. Paukščiai, bėkit į laisvę. Jau vyrukai dirba. Dar rodo kaip pozuot. Jo, apsikabint, sakė. O! Važiuojame pas mūsų vairuotojo šeiminėlę. Pasitikimas vyksta, vaikai. Gerai, atvarėm į vairuotojo namus. Los Andželas. Nu, einam pasižiūrėti, kas čia per būstinį. Hello, hi. Hi, welcome. My uncle. He tried to help. Šūvis. Vaikui pėdos. Nu, motina Teresė, visus vaikus susikvietė. O! Tuo tarpu žuvis buvo 3 kartus jau nukritus. He does it every day. Man patinka šitas hosas. Čia tu. Juoda žuvis. Kaip tu kaip ekspertas, gerai žuvį kepa? Aš nedėčiau žuvį per atstumą. Ką žiūri vaikai Irane? Ta, Irake. Toliau galite matyti, kaip juoda žuvis. Taigi atvykome į namus. Užeikite, prašau. Stalo apžvalga. Pradam puotą. Sakom, gal pakviečiam dar moteris namų. Tai vyras tiesiog uždarė duris, pasakė, kad nereikia. Tas vaikas labai panašus, kur pralošia visus žaidimus kažkur Pietų Amerikoje ir nervinasi pastoviai. Kur gauna, kur laimi ten kažkokį cukinį ar ten kažkokį svogūną. Perėjom į kitą plotą, tai čia bus geriama arbata. Kalbam, koks geras pečiukas šitas yra. Šiuo metu jisai sako, kad čia šūdas, ne pečiukas. O visi kiti galvoja, kad geras pečiukas. راح تروح للبيت؟ بس هو لا ما قلت على الموصل. بلى. They like Saddam Hussein. They always said America killed children, destroyed Iraq, destroyed our culture. But it's not 100% true. He's a foolish. He's a foolish. Don't believe him. The true. This is wrong information. Čia ir prie Brazausko ar prie Landsbergio galbūt. Freedom with Saddam. Taip, čia ir miegosime. Gal paskiau, kad nori ant sofkutės gulėti, mes dabar padarysim remontą. Prie durų? Guys, you are crazy. Su tokiu užsidarimu. Bičias, varai iš čia mano. It's mine. Jezu, kaip kojas reikas sėdė. Yes. Good? Okay, just to bring this one maybe. No, probably you don't need this, do you? Pasitraukit nuo manos. Posėdis baigtas, visiems geros dienelės. Ačiū.